Mes pagrindinį uždavinio laimėti nekėlėme, bet kaip ir sakiau, mes norėjom žaisti, kad laimėti, bet sprendėm ir kitus klausimus. Aš manau, ypač pradžioj vyrai nusiteikė po to pralaimėjimo Ispanijoje, parodė charakterį, laikėsi tai, ką mes buvom sutarę, laikėsi to žaidimo plano, ir sakysim, ir kovėmės. Aišku, tokiam intensyvume žaisti su siaura rotacija, vienas dalykas yra labai sunku, kitas aš nenorėjau dar šiandien žaisti, aš norėjau išnaudoti progą ir žaisti, kaip pasakyti, daugiau žaidėjų. Ir sakysim, vėlgi taip gana ilgai laikėmės, bet tada, kada prasidėjo klaidos pasipylė, kada mes pradėjom pradinėti kamuolius, trūko aštrumo, tiesiog perdavimuose mes turim būti, perdodant kamuolį mes turim būti atidesni, mes turim būti labiau susitelkę ir suprasti viens kitą. Ir, kaip pasakyti, Amerikos komanda, jie pasinaudojo to, iš karto baudė mumis. Tai va, o po to jau, kaip pasakyti, paskutinėse norėjau, kad visi vyrai pabūtų nors šiek tiek aikštelėje. Tai bendrai kalbant, esu patenkintas. Tai didžiausia dabar problema, kokią matote, jau prieš labai sparčiai artėjantį pasaulio čempionatą. Klaidos? Klaidos, kova dėl atšokusių kamuolių, bet visą tai mes galim daryti, kaip pasakyti, mes galime eliminuoti, tiesiog mums reikia susikaupti per pirmą pusę žaidžiant su amerikiečiais, kurie žaidžia kibiai, intensyviai, atletiškai greiti, mes suklydom 10 kartų ir tai galėjom mažiau padaryti. Aišku, tai lėmė galbūt ir daugiau, kaip pasakyti, galbūt ir ta rotacija, bet aš manau, kad vis tiek, išeini į aikštę, tu turi būti pasiruošęs. Negali, mes tai apkalbėjome, negali klysti. Ir pats didžiausias klausimas dėl tų dviejų žaidėjų, kuriuos turėsite atkabinti nuo rinktinės. Tai gal yra, bet gal palaukiame, bus oficialus pranešimas tada, kai grįšime į Lietuvą. Bet jau sprendimą jau turite? Taip.